Mechatronikai projektuoja ir konstruoja mechaninius, pneumatinius, hidraulinius, elektrinius ir elektroninius įrenginius. Taip pat atlieka jų montavimo, derinimo, eksploatavimo ir remonto darbus. Būdinga mechatronikos sprendimų taikymo sritis yra robotai, automatiškai vykdantis nustatytas operacijas. Mechatroniniai įrengimai dažniausiai naudojami pramonėje, gamyklų ir perdirbimo įmonių cechuose, sandėlių centruose, žemės ūkyje. Aš esu Ignas, domiuosi geografiją, muziką, istoriją. Šiaip kol kas dar neapsisprendžiau, ką norėtųsi studijuoti, bet norėčiau, kad darbas būtų gerai apmokamas ir susijęs su užsieniu. Esu Greta, patinka mokytis kalbų, organizuoti mokyklos renginius. Norėčiau studijuoti verslo vadybą ir įkurti savo įmonę. Būtų įdomu dirbti reklamos, švenčių organizavimo srityse. Aš esu Tautvydas, man įdomi fizika ir biologija, norėčiau dirbti aukštųjų technologijų arba inžinerijos srityse, nemėgstu rutinos, norėčiau, kad mano darbas būtų dinamiškas ir nenuobodus. Gediminas Jančiauskas, profesija mechatronikas, darbo stažas 5 metai, baigė Vilniaus Gedimino technikos universitetą. Tai kokia specialybė yra mechatronikas? Įdomi, linksma, sudėtinga. Galima mokslinį darbą dirbti, galima konstruktoriaus darbą dirbti, galima, kaip aš, aptarnauti įrenginius. Šiaip, laisvalaikiu, hobių turėti. Kuri hobių? Robotus. Važiuoja į Japoniją, ten robotų karuose dalyvauja. Tu gali būti mechatronikas, kuris konstruoja robotus. Tiesiog tu sukonstruosi su kompiuteriu, sukursi kažkokias detalės, kažkokius brėžinius, programą kažkokią tai padarysi jam. Ir surinks, paderinsi, apmokysi žmonės, kurie prižiūrės, kurie dirbs su juo. Ir išvažiuosi. Galvoju, ateisiu mechatronikas. Tepaluotas visas. Su laidais apsikarstęs vaikščia ir ten junginėje prietaisus, ten visokie dalykai vyksta. Nustebino komunikabilumu, savo pokštais, humoro jausmu. Protingas, išsilavinęs, nesikeikia. Super. Čia irgi mašinos ten yra jūsų darbo detalė. O mechatronika yra labai perspektyvi specialybė. Taip, be abejo. Kol žmonės naudosis robotais, kol žmonės naudosis techniką, taip, bus perspektyvi. Sujungia į vieną tą elektrinę dalį, mechaninę dalį, tarkim, pneumatinę dalį, hidraulinę dalį. Tai daroma palyginus paprastai. Yra kompiuteris, valdiklis. Ir jisai gauna informaciją šitų jutiklių pagalba. Vienas jutiklis, tarkim, pamato, kad jau atvažiavo ir perduoda signalą į kompiuterį. Jisai sureaguoja ir paleidžia variklį, kad prasisuktų. Kitas jutiklis, kuris fiksuoja va šitą plotį ir tada sustabdo. Tai va čia toks primityvus robotukas, kuris grubiai paaiškina, kaip visi sudėtingi robotai dirba. Atsimenat, kai sakė tėvai, kad sūnau arba dukra, mokykis pravers. Jie nemelavo? Ja, jie nemelavo ir šito reikia. Fizika, matematika, be abejo, tai tikslieji mokslai būtinai. Vaizduotę turėti, nes tau reikia kažką kurti, braižybą būtų gerai, geometrija, tarkim. Kadangi robotas kažkoks tai valdiklis įvaldo, tai būtinai reikia informatikos žinių, nes tenai reikia programuoti jau tos pačius valdiklius. Reikia suprasti, kas yra įėjimas, išėjimas ir kaip jie veikia, kaip suderinti juos. Kaip ir daugumoje specialybių dabar privaloma bent jau vieną užsienio kalbą mokėti. Pavyzdžiui, studijuojant ten kokį dailės šaką, meną, kokį tu gali nueiti pažiūrėti, ten iš parodų pasisemti kažkokių idėjų, mechatronikoje yra ten kokios. Taip, be abejo, yra parodų, yra. Kadangi mechatronika glaudžiai siejasi su kitom specialybėm, tai tu domiesi ir kitom parodom, tarkim, pramonės kažkokios tai parodos, elektronikos, automatikos, informatikos parodos. Deja, Lietuvoje nesikoncentravusi visa mechatronika ir taip toliau. Kitos šalys yra labiau pažengusios ir tu dažniausiai važiuoji pasisemti patirties iš tų šalių. Reikės perprogramuoti robotą, tą, kuris pakuoja 9 aukštus. Kitas užsakymas reikia perprogramuoti, kad jisai pakuotų 6 aukštus. Programuosim su programatorium, kuris yra integruotas į roboto sistemą. Taip, užkiši čia ranką. Čia visa klaviatūra, tarkim, taip yra standartinė, kaip daugumoje normalių kompiuterių, nes čia iš esmės ir yra mažas kompiuteris su savo operacinė ir taip toliau. Nebuvau pats Terminatorius, bet aš valdžiau Terminatorių, aš pasijutau labai galingas. Man tai įdomu galbūt jį sukurti tą patį prietaisą. Kaip tai vyksta, aš nelabai įsivaizduoju. Kaip padaryti, kad pasiėmi kažkokį ten ir jį jungti kažką, kad jis tavęs pradėtų klausyti. Man tai sunkiai suvokiama, bet be galo įdomu. Buvo visiškai neaišku, ką daryti, bet kažkaip man pavyko.
Jeigu tau patinka mechanizmai, jeigu patinka elektronika, jeigu tu matai perspektyvose jie, tai tikrai įdomu ir prieš stodamas svarsčiau įvairias galimybės, bet priimtiniausia ir mano manimų perspektyvų turinti buvo šita specialybė, todėl aš ją ir pasirinkau. Kol kas nenusivyliau. Įspūdinga, kaip jie dirba ir kaip jie suvokia, kaip viskas yra sujungta, kaip atlikti tą darbą. Reikia žinių, labai daug žinių, įvairiausių žinių ir jas jungiant, tai elektronika, mechanika, programavimą, tuomet galima būti sėkmingu mechatroniku. Iš tikrųjų yra įdomu, nes dabar visa žmonė ir gyvena tais technikos laikotarpiais, kai reikia visokiausių patogumų. Bet jei nežinočiau, kuria linkme manai, ar elektronika, ar mechanika, ar programavimą, jeigu rinkčiaus tarp 3 specialybių, tai tikrai eičiau į mechatroniką.